Žiūrėkit, kaip įdomu. Paėmiau seną dėžę su sena durpė iš garažo, kurio jau turbūt nebebuvo kirminų. Čia uždėjau grindalų ir šitą dalį apibaršiau miltais. Ant jos buvo sena pelėsė sudžiūvusi, aš jį nukrapščiau. Užvakar uždėjau, čia buvo grindalų, čia nieko nebuvo, buvo sena. Ir vakar atidengiau ir žiūriu, pelėsis iki pat čia ir iki jo daėję grindalai. Galvoju, tą pelėsį reikės kabinti, bet nepriėjo, rankas palikau dar. Ir dabar žiūrėkit, grindalai nuslinka per vakar. Ir akivaizdu, kad jie eina ir naikina pelėsį. Nes vakar pelėsis buvo čia. Visa ta juosta buvo supelyjusi. O dabar naikindami, maitindamiesi, jie tą pelėsį mažina. Labai įdomu. Iš pelėsio jie gaus antibiotikų ir bus pelėsio atsparus bakterijom kirminai iš toli. Labai įdomu. Bet faktas, kad jie sumažina pelėsį jau dvigubai tą plotą. Tai aš dabar nieko nedarau. Palieku. Žiūrėsim, kas bus po savaitgalį, nes šiandien penktadienis, išvažiuoju ir iki sekmadienio vakarą aš jų nematysiu. Cool, žiauriai cool. Jeigu pašersiu, dabar pašerčiau, tai turbūt jau peršerčiau, jie to pelėsį nebeėstų. Matau, kad pelėsį mažina, tai aš ir paliksiu, kad miltus su pelėsiu jie suėstų. Niekada nebuvau to pastebėjęs. Bet tas pelėsis, baltas, būna žalias arba juodas, su žaliu tai tekdavo išmesti tą durpę. O taip. Vakar pelėsis buvo čia ir mačiau taip pat grindalus. Galvojau, kad pelėsis daėję iki to ir grindalai trauksis, o pasirodė, kad pelėsis traukėsi.